Sveiki visi. Palak, ką? Aš turiu rankytės. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Raudonasis Lapinas, ir šiandien mes pasimokysime, kaip pasijungti Minecraft žaidimą su VR akiniais. Kaip matot, aš esu virtualioj realybėj, turiu dvi rankytės, nežinau ar turiu, panašu, kad neturiu kojyčių. Tai pamokysiu, kaip įsirašyti SideQuest, tokią programą, ir kaip atsisiųsti Minecraft'o žaidimą. Turėkite omenyje, kad Minecraft'ą gali žaisti tik tais tie, kurie turi legalias Minecraft'o paskyras, tai jeigu tokios legalios Minecraft'o paskyros neturit, na, dėja, bet žaisti šito žaidimo nepavyks. Na, o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai laukia ilga pamoka, reikės ir kompiuterio, ir pačių VR akinių, ir telefono, bet pradėkim ir susitvarkykim reikalus su kompiuteriu, tai keliaujam į naršyklę, čia surašom sidequestvr.com ir atkeliaujam į štai tokį puslapį, aš jau esu prisijungęs, jums reikės susikurti savo paskyrą, tai tą galite padaryti tiesiog va čia apačioje kompiuteryje bus ten sign up. Ir, žodžiu, ten parašysit savo pašto adresą, susikursit slaptažodį, gausit ten patvirtinimą, žodžiu, tikrai labai viskas paprasta, labai viskas nesunku, manau, tikrai susitvarkysit ir patys. Sunkiausia dalis viso šito dalyko tai yra gauti kūrėjo režimą savo VR akiniuose. Tai galit paspausti Get SideQuest ir čia yra labai gerų tutorialų paliktų, kaip tą padaryti. Aš jau tai turiu, bet, na taip, trumpai papasakojus, ką reikia padaryti, tai keliaujam į dashboard.oculus.com, va taip va turėtų atrodyti. Ir čia gausit štai tokį langą, tai spaudžiat login ir prisijungiat su savo, su savo meta accountu, kitaip tariant, su Facebook'o accountu galit prisijungti. Taip, ir kaip matot, jums irgi turėtų išlysti panašus langas. Tai čia turėtų būti mygtukas kažkoks ir turėtų būti Create Organization. Tai spaudžiat Create Organization. Čia susigalvojate bet kokį pavadinimą, svarbu, kad tokio nebūtų. Pavyzdžiui, Lapinas kiečiausias... Lapinas kiečiausias, tebūnie. Spaudžiam sutinku, spaudžiam submit ir čia irgi sutinkam ir turėsit naują organizaciją. Dar jūsų gali paprašyti papildomai pasitvirtinti savo paskyrą, kad tiesiog meta žinotų, kad jūs esate tikras žmogus, o ne kažkokia tais būtybė, Minecraft'o mobas. Tai ten gali paprašyti pasidaryti 2 žingsnių autentifikaciją, gali paprašyti kreditinės kortelės, žodžiu, dažniausiai tai užtenka tiesiog 2 žingsnių verifikacijos, tai ten viskas bus surašyta, ką reikia padaryti. Tiesiog atsisiųsit į telefoną Google Authenticator app ir susijungsit. Jeigu kas nors vis dar yra neaišku ir kažkur tai stringat, labai tikrai rekomenduoju užsukti čia, pažiūrėti šitą tutorialą, tiksliau pamoką. Tai apart to, kad anglų kalba, viskas labai gražiai parodyta ir, aš tiesiog neužsiimsiu šitais dalykais, nes pas mane jau viskas patvirtinta ir aš tiesiog, negaliu. Ok, tai aš greitais pasijungiau savo telefoną, tai dabar, ekrane matot mano telefoną. Tai keliaujam į Meta Horizon programėlę. Jeigu turit akinius, nebejoju, kad turit ir ją. Jeigu jos neturit, tai ją taip pat reikia atsisiųsti per telefoną ir prisijungti su savo Facebook'o paskyra. Tai jungiam programėlę. Ir, čia programėlėje jūs matysite žaidimus ir taip toliau, viską kaip priklauso. Tai dabar tiesiog viršuje spaudžiam ant akinių. Tai va čia, aš nežinau, ar aš galiu per kompą reguliuoti. Ne, negaliu, tai gerai, spaudžiam ant akinių.
Ir dabar čia prie akinių mums reikia paspausti, kur yra headset settings. Tai spaudžiam headset settings ir va čia dabar yra developer mode. Tai jeigu padarėt viską tvarkingai, jums atsiras štai toksai mygtukas, kurį galėsite įjungti. Kaip matot, pas mane jis jau yra įjungtas. Tai įsitikinkit, kad ir pas jūs atsirado būtent šitas mygtukas, šita opcija ir kad ji yra įjungta. Na, o dabar galim padėti telefoną į šalį ir keliauti vėl prie kompiuterio su mūsų akiniais. Gerai, tai dabar atėjo laikas, kada jau reikia, prisijungti savo akinius. Tai jūs nematot, bet aš savo rankoj laikau laidą ir dabar į akinius įjungsiu laidą ir tą patį laidą įjungsiu į kompiuterį. Tai štai įkišu aš tą laidą. Ir, kaip matot, USB connected, kas reiškia, kad viskas gerai. Išlis štai tokia lentelė, allow USB debugging, tai būtinai pasirinkite allow. Grįžtam prie kompiuterio, čia kompiuteryje spaudžiam kitą žingsnį ir dabar ant kompiuterio spaudžiam select device ir, kaip matote, atsiras štai toksai langas ir čia, žinoma, pasirenkam savo VR akinius ir spaudžiam prisijungti. Gali išlysti štai tokia klaida, tai čia yra dėl to, kad aš esu akiniuose taip pat įjungęs SideQuestą, tai dabar reikia tiesiog jį išjungti ir dar matau, kad pas mane YouTube'as veikia, tai YouTube'ą irgi išjungsiu. Puiku, ir jeigu viskas gerai, visas programėlės uždarėte, tai dabar turėtų išlysti būtent toks langas ir mano akiniuose taip pat matosi allow USB debugging, tai spaudžiam allow. Gerai, valio, prisijungiam. Dabar grįžtam vėl prie kompiuterio ir install SideQuest. Na va, instaliuoja, tai dabar teks tiesiog šiek tiek palaukti. Gerai, tai gavom patvirtinimą, kad, jau mūsų SideQuestas yra įrašytas. Dabar savo akiniuose matome štai kodą. Tai tą kodą dabar reikia įvesti į kompiuterį. Tai, kaip matot, yra arba čia nuoroda sdq.st/link, arba tiesiog kompiuteryje galite paspausti link ir štai čia reikės įvesti šitą kodą. Tai jūsų kodas bus žinoma kitoks, mano čia jau yra toksai. Ir kai jį suvedžiau, spaudžiame yes link now. Na ką, ir panašu, kad mes jau turim SideQuestą savo VR akiniuose. Aš jums galiu pamojuoti, sveiki. Allow USB debugging. Allow. Čia dabar allow permissions. Tai SideQuestas nori naudoti mūsų nuotraukas, muziką, video ir taip toliau. Tai vėlgi spaudžiam allow. Ir turime SideQuesto programėlę, kur galime įsirašyti žiauriai daug nemokamų, arba kai kurie yra mokami žaidimai, bet mums reikia Minecrafto. Todėl mes keliaujam į paiešką ir čia rašom quest. Bandau rašyti su ranka, tai labai atsiprašau. Quest ir craft. Va, atsirado nuotrauka, gerai, spaudžiam čia. Ir kaip matot, yra mygtukas side load now, tai spaudžiam side load now ir viskas, downloading quest craft. Belieka tik tais šiek tiek luktelėti. Ok, tai va, kaip matot, for your security, your phone currently isn't allowed to install unknown apps. Tai čia reikia spausti nustatymai ir leisti iš SideQuesto įrašinėti programėlės. O dabar spaudžiam instaliuoti ir to jau turėsim Minecraftą. Gerai, tai kaip dabar būtent atsidaryti tą Minecraftą, nes jeigu paspausite programėlės, tai čia Minecrafto nėra. Tai kad atsidaryti Minecraftą, mums reikia spausti štai čia, arba pas jūs gali būti štai čia, turėtų būti unknown resources, bet pas mane yra štai čia, toksai aplankalas su klaustuku. Tai spaudžiam ant jo ir, kaip matot, tarp kelių kitų žaidimų yra QuestCraft. Tai atsidarom QuestCraft. Ok, ir kaip matot, QuestCraftas užsijunginėja. Access microphone, jo, žinoma, kodėl ne, nieko baisaus.
Gerai, sveiki atvykę į QuestCraftą. Jūs sėkmingai įsirašėte Minecraftą į savo VR akinius. Tai čia tiesiog nuvažiuojam žemyn, spaudžiam Continue. Ir dabar mums vėl reiks grįžti prie kompiuterio ir prisijungti prie savo paskyros. Labai gaila, bet šitas dalykas, aišku, žinoma, veikia tik tais su legaliomis Minecrafto paskyromis. Tai keliaujam į microsoft.com/link ir įvedam kodą. Gerai, ir aš jau esu čia, dabar belieka suvesti tik tais kodą. Mano kodas yra NFT2NAST. Gerai, kodą suvedėm, leidžiam prieigą ir prisijungiam, žinoma, prie savo Microsoft paskyros, arba kitaip tariant, Minecrafto paskyros. Ir štai aš jau sėkmingai prisijungęs, mano rankos nepagavo, va. Turiu katinuką, matau savo skiną, matau savo rankytės ir galiu pasirinkti versiją, kurią noriu žaisti. Kol kas naujausia versija yra 1.21.5, tai spaudžiam play. Ir viskas, bandom pasileisti. Dabar čia šiek tiek laiko teks palaukti, kol viską įrašys ir instaliuos, bet netrukus galėsim ir matysim ekraną su jau mūsų Minecraft. Gerai, ir mes jau esame Minecraft'e, savo tam žaidime visam. Ir kaip matot, jis veikia ant fabriko, jis veikia ant Java versijos, kas reiškia, kad šitą žaidimą jūs galite žaisti kartu su savo draugais ant kompiuterio. Tai ir galite, žinoma, prisijungti į Red Fox Cloud serverius, ką mes toj dabar ir padarysim. Kaip matot, Minecraft serveris, Red Fox Cloud serveris, į kurį galima prisijungti. Ir olele, kaip matot, jau biškį pažaidžiau. Norėjau tiesiog išbandyti, bet tai iš tikro veikia ir aš esu Minecrafto serveryje, Red Fox Cloud'o Minecrafto serveryje ir jeigu čia turėčiau draugų, gaila draugų neturiu, galėtume žaisti tiesiog kartu Minecraftą, tik aš būčiau su VR akiniais, žinoma. Tai, nėra labai lengva, bet tikrai verta įsirašyti Minecraftą į savo VR akinius ir pabandyti pažaisti su draugais. Jeigu ši pamoka patiko, būtinai paspauskit mygtuką patinka, būtinai prenumeruokit Red Fox Cloud kanalą, jeigu mane žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskit širdelę ir pasiekit Red Fox Cloud. Nu, su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!